kol vaikas dar tik mokosi reguliuoti savo emocijas, jūs galite išgirsti šaukiant, kad aš dabar labai pykstu, bet tai yra daug geriau, negu jisai šauktų, aš nekenčiu tavęs arba tu esi blogas. Tai kaip padėti vaikui ugdyti jo tą tokį emocinį raštingumą? Aišku, pirmas dalykas, tai yra mes esam patys gerieji, tie tikrieji vaiko mokytojai ir vaikai mokosi stebėdami mūsų elgesį. Tai labai svarbu savo kalboj naudoti aš kalbą. Ne tu mane suerzinai, bet aš dabar susierzinau. Aš pykstu ir mokytis prisimti atsakomybę už savo jausmus. Plius, ta prasme, nežinau, jaučiat kažkokioj situacijoje jaudulį, pavyzdžiui, rytoj laukia svarbi prezentacija, kalbėkite apie tai. Ir sakykite, kalbėkite apie savo emocijas, kad aš jaučiu jaudulį, jaučiu nerimą, kalbėkite apie kūno pojūčius, kad galbūt kažkokie, jaučiu kaip čia drugeliai, plazda ir visas skrandis man verčiasi. Sakykite, ką jūs planuojate daryti, kad padėtumėte savo, tai irgi yra labai svarbi mokymosi vaiko dalis. Pavyzdžiui, kad aš dabar jaučiu, kaip man trinka kvėpavimas ir dabar aš šiek tiek pakvėpuosiu giliai iš pilvo, nes man tai padeda nuraminti mano kūną. Arba aš eisiu pasivaikščioti, nes man pasivaikščiojimas irgi padeda sutvarkyti su nerimu. Arba aš pasikartosiu dar medžiagą iš vakaro, nes tai duoda man tokio daugiau užtikrintumo ir mažina nerimą ir labai pasistengsiu gerai išsimiegoti, nes tai yra labai svarbu. Antras momentas, tai mokykite vaiką tokio kūno intelekto ir girdėti savo kūną. Šalia to tokio dalinimosi mintimis, jausmais ir emocijom turėtų būti visiškai normalus klausimas ir ką jaučia tavo kūnas, kaip jaučiasi tavo kūnas ir mokytis nusakyti pojūčius. Emocijos, tai yra jų funkcija signalinė, mums pranešti apie tai, kokie mūsų poreikiai patenkinti, nepatenkinti, o jie šiaip sėdi kūne. Trečias labai svarbus dalykas, tiesiog plėskite emocinių žodyną. Kaip iš 4 bazinių spalvų galima sumaišyti visas likusias spalvas, taip iš 6 bazinių emocijų galima išgauti 100 emocinių atspalvių. Tai labai svarbu, kad vaikas drąsiai naudotų ir skirtų, kas yra susijaudinimas, susierzinimas, sudirgimas, kas yra, pavyzdžiui, ko skiriasi apmaudas nuo pagiežos ar ne, arba pasipiktinimo. Tai tiesiog jūs patys naudokite plačiai ir gausiai. Jeigu nerandate tinkamo žodžio, drąsiai naudokite vaizdinius ir metaforas, jos irgi yra nuostabi pagalbinė priemonė komunikacijai. Tai jeigu patiko, dalinkite su savo draugais, kitais tėvais.